Labas, Vandut. Labas, mielasis Kazimierai, mūsų brangusis, labas. Klausyk, šiandien galvojau, paknietėjo man tave kitam amplua išbandyti. Bet reikalas tame, kad rimtose temose, mano supratimu, tu pataisyk, jeigu aš neteisus. Po karo Ukrainoje, dabar karas Ukrainoje, bet yra labai svarbus įvykis artėjantis rinkimai lapkričio pradžioj Amerikoje. Ir Lietuvoje nieks nešneka. Absoliučiai nieks nešneka. Atrodo, jų nebūtų. Respublikonai iššoka. Aha, tai tada man parūpo tave kaip rimčiausia analitika tarptautinį paklausinėti, nes jeigu nėra nieko, vadinasi, tu gali būti rimčiausias analitikas, tarptautinis apžvalgininkas. Kaip, aš juokaunu, bet kaip tu manai, kaip bus su tais rinkimais ir kokios perspektyvos? Rinkimai bus labai degantis 3 kartus, jie perrinkimai kažkokie bus ir iššoka vis tiek tie respublikonai šį kartą. Gerai, o tai kas bus tada, jeigu ten respublikonai kaip Lietuvoje, tas atsilieps ir visam pasauliui? Lietuvoje irgi labai daug visam pasaulyje atsilieps, nes einam į griūtį. Viskas kitaip, respublikonai vėl kitaip viskas darys, bet kartu su jais ir Dievas jau ir viskas ateina. Taip kad 4, to ypač kažkokia data yra labai to lapkričio 4, jinai daug ką reiškia. Mum visiems pasauliui šitą datą. Respublikonai iššoks, jie vėl kažkas demokratiją griaus kažkaip tai jie. Taigi respublikonai lygtai už demokratiją ten jau, tai čia Trumpas vis tiek, tu turiu omeny, čia dabar į kongresą, tai yra atstovų. Aš taip pat ta demokratija prisidengianti yra, o joje vyksta pats, žinai, ir karai, ir visokia velniava, o visa eina ta demokratija. Žiūrėkite, ta boba nukišoko, turi ta premjerė kažkokia taip pabaisa, turi dar išspirti ten iš parlamento ministrė kažkokia verystė. Ar Uršulė, ar Rūdžė turi dar įspirtą po biškį įspardinti, jau prasidės. Demokratija yra senai, pats žinai, aš tai pavyzdžiui skaitau, kad per ją labai daug senai ji nėra ir prisidengiami tie ir karai, ir visokia velniava apsuta, ir Sirija liko siaubingai, ir visi ble per Ukrainą, o kur Sirija, kur Irakas, kur Afganistanas, kur viską, kur taip baisiai sutrankyta viską, sudaužyta, o Ukraina nori supjaustyti, suplėšyti gabalus ir visi dalintis. Tai gerai, tai tada pašnekam, o iš viso kas ta demokratija, gerai ir blogai? Aš nežinau, pagal pats žodis geras, bet jinai yra prisidengusi tada labai baisiais blogis. Tu be manęs gerai žinai. Tai žinau, bet man įdomu, kaip... O jinai skaitos kaip demokratijoje ir Bibis, kaip tas byla, kaip jisai, Baidas ir visi jie demokratai, demokratija skaitos. A ne taip. Gerai, o jeigu jų nebūtų, tarkim, demokratija, o kas žinai? Ir nebus, ateina respublikonai, kitka kažką prigalvos, kad ta demokratija vis tušuotė, arba ją kažkaip aukštins, pridėję dar kokį žodį, kad tai bus kažkas tai tokia kitaip šiek tiek. O tu pirmai vis sakydavai 4 seniai, o dabar numirė šitą, į karalienę, jinai tuos 4 senius įeina ar neįeina? Ar dar už jos dar? Įeina senė, jinai. Bet jinai taip pat tikroji Elzbieta, tai mirusi senai yra. O čia visai, dvynis gal taip kažkokia tai. Tai čia net ne karalienė buvo? Ne, jau ar kokie 9 metai, kaip nėra tos tikrosios karalienės. Tai tu čia matai taip, ar... Aš akis matau, aš ant akių matau, tai tikrosios senai kitur, o tai nesenai tik numirė. Čia labai gudriai dabar viskas vyksta. Žaidžia manipuliuoja. Dabar aš ir Zelensko nematau, kažko tai jūs važiuosit, jūs tarsite, Zelenskas, aš tai jo gyvųjų tarpe nematau, aš nematau jame gyvasties. Tai gal robotukas, žinai, ten... Tik tais jo filmavimus senovinių laikų kažką mėtoma, o jo akis negyvos.
Tai daug žmonių negyvų yra, atrodo gyvi numirėliai tokie vaikšto, žinai, tenai. Tai tokių daug yra, tai gal ir jis toksai. Jau numirėliai nevaikščios, nenusikalbėkit, nepradėkim jau visai durnių save čia rodyti. Ne apie tai kalbu, aš sakau, kad siela, kurie praranda, tai kaip numirėlis, koks skirtumas, jis atrodo gyvas, bet iš tikrųjų jo nėra. Blemba, tai Kazimierai, mes kalbam apie kūną, apie akis, kad akyse nėra gyvasties, ar tu supranti, ar ne, yra angiai visokie vaikšto be sielos žmonės, bet jie gyvi, vaikšto žmonės, akyse blizga, yra jų informacija, visko, o čia tuščia, iš vis tuščios akis. Nu, aš žiūriu į tą Zelenskį, ką jo akis kažko tuščios. Tai gal užsinarkašinė, žinai, ten kokaino visus įmetęs, jisgi profas. Kokainu atpažįstu dar gyvą žmogų, jis vis tiek gyvas bus, kol nepadėjau kažkur tai Tai sakai, nieko nebus mums su tuo Zelenskiu, ne? Aš nežinau, gal ir bus kitoks koks, aš negaliu pasakyti, bet aš žinau, kad dabar, reikia kovoti, reikia viską, čia jūsų reikalai. Bet aš gerai žinau, kad ateina visiškai kitas laikas su kosmosu surišta. Kosmose vėl kova vyksta su tais kažkokiais labai bjaurių yra ten irgi kovingų planetų. Ir kartu ir čia bus kovos, griūtis viskas ir ten, kol išeis šviesa. Šviesos žmonės, aš jau pasakau 10 kartą per tą patį nekalbėkim. Ir čia ne už kalnų. Švabas visiems aiškino, kaip bus, ta visokia, kaip mes netgi nebūsime tais vergais, netgi baudžiauninkais, jau nereikia. O dabar jau žino, kad trečia kelnes jau viskas, jau negali tą padaryti skaitmeninę netgi, jau trečia viskas. Nežinau, ko lietuviai tokie visą laiką, tai tau bausta, ten šaudyti, ten į kalėjimą, ten tai jie įlenda kažkur tai. Betgi žvėri, kaip įvarai į kampą, jis paskutinės jėgas atiduos. Tai čia ir vyksta, kai žvėris kampe įvarytas, tai jis jau ant paskutinių eis, visgi pinigėliai, viskas, o čiagi jau čia griūva, griūva. Ai, tai tu sakai, šitos ir kratos visos, viskas ir tai aišku, nors kažkaip, tai tegul ne tuo keliu, tegul kokių kelių, bet vis tiek kažką daryti, dar kaip žvėris įgrūstas į kampą, taigi aiškinu, jis iš paskutinių, nes jiem tai vis tiek kaputo, Vis tiek kaputo, tu lenda ta švenčionienė, visi su tais darbai viskas darosi. Mes čia visi kratomės šviesos, viskas. O jie tai irgi dabar kratosi. Čia mes nežinom, kad jie kratosi. Visi dabar einame tame, kas bus. O Landsbergio 90-metis buvo ąžuolai žaliuo. Šitą. Jis į senius įeina ar neįeina? Lietuvos matai, dar, kad jis sudainavo tą ąžuolai žaliuos, tai čia dar ne viskas. Aš nežinau, aš nenoriu prognozuoti blogų dalykų. Ne, tai čia neblogai. Man jis patinka labai. Žmogui kiekvienam, bet yra dar pas mus 3 seniai turi iš aukštesnių išeiti Anapilį. Aš pirštais nerodysiu, Katrė. Aha. Man tai jis fainas dėdas, man patinka dėdukas. Tavo kaimynas, tau ir fainas. Ne, man ne dėl to, kad kaimynas, o dėl to, kad labai linksma jo to žiūrėti, sektantus tos, man labai patinka jie visi tie. Aš nežinau, man pavyzdžiui nepatinka. Nepatinka, kad jo anūkas taip susigrobęs viską čia, kiti nei ėsti neturi, nei nieko. Nepatinka, nieko nepadarė žmogus kažkoks tai tenais ministerijoje, nei nieko, aš tokių dalykų nesuprantu.
bet lai būna, kas man. Bet man nepatinka, pavyzdžiui. Man patinka tuo, kad kai krečia nesąmonės, tai labai gerai pasimato, kas tokie. Tuo patinka. Vat, pavyzdžiui, Kasčiūnas, žiūrėk, buvo nuvažiavęs į Ukrainą. Ir tiesiai šviesiai skerst rusus ten tą, nu tai nežinotum, kitas tyli pasislėpęs, o jis tiesiai šviesiai sako, tai labai gerai, bus ką teisti. Nu, prisikalbės. Nu, Čia tai. daug kas prisikalbėjo jau, paprasčiausiai daug kas prisikalbėjo, bet visą lemia kosmosas, aš vėlgi aiškinu. Nu gerai, bet tai tada dar detalizuokim. Nu, va tas kosmosas, nu tai bendrai pasakyti, lengva kosmosas, bet tai šitai, tai kada, vat, konkrečiai, šiais metais sulauksime to kosmoso ar ne? Tikrai sulauksime šiais metais jau mes. Labai daug permainų. Už tai reikia kankinti savo širdies, reikia galvoti, kaip elektrą neišleisti, reikia nebepykti, nebesiardyti, visiems linkėti laimės, meilės, taikos ir panašiai. Numoti į viską rankas ir bėgti į ateitį, nes kiekvienas rytojus neša naują šansą į naują gyvenimą. Reikia visiems persiversti. Visiems, ar tai Nausėdai, ar tai Šimonytei, kuriuos mes mylim, nemylim, bet turim priversti, būsime persivesti. Visi. Tai aš norėčiau O dabar eina cirkai, visur eina kažkokie cirkai, tas bus tas, čia dabar vakcinos, čia vėl eina karnavalo naktis, kaip būna 31 karnavalo cirko naktis. Bet tai čia neilgai, čia tikrai eina cirkai. Nu gerai, o tai kaip man perverst va tos prokurorus du, va tokie, matai, kokie faini būtų tokie? Jie turės atsakyti už viską, tie, kurie yra. Be tavęs. Čia viskas, kiekvienas turėsime savo pamokas. Kiekvienas priduoti, ką išmokom. Čia ateina toks laikas. O jie išmoko gerai, labai išmoko. Tai jie išmoko gerai, bet jie ir priduos tas savo pamokas. Tai sakai jau šiais metais? O tu turi tik tai ramybę linkėti, pačio geriausio kiekvienam. Ir mažiau čia į juos kreipti dėmesio. Dabar aišku, tu turi kažką kalbėti, tu žurnalistas, tu kažką ieškoti, aš nieko nesakau, bet jeigu ima koks skausmas ar širdį, numok ranką, palik ir viskas bus. Ir reik pats, tiesiog per srovę, kartu su, Dievu. O tu pasakyk tada gerai, man ten tie negresė, bet man labai linksma, gal per linksma biški, man tiek linksma, taip man smagu nuo šitų visų. Tai ir dabar, jeigu tau linksma, reiškia širdis džiaugiasi, tai ir daryk, ir linksminkės savo, jeigu tau linksma. Linksma, tikrai. Ir daryk savo. Man, pavyzdžiui, nelabai dabar linksma už tai, kad daug kas bijo, daug kas sunkiai jaučiasi, daug kančiuose, tos šviesos labai, tiesiog aš nesuprantu, tokios kainos žiauriai. Žmonėms sunku išgyventi, tai visi bijo netekti nekilnojamų turtų, su ko pakalbėsi, nėra iš ko, man čia, pavyzdžiui, nelinksma, bet aš nesuprantu, kodėl nėra tokių lyderių, kad suorganizuotų, nemokėkime visi, tiesiog kolektyviniai nedarykim, nėra to. Visų neišmėtis gal iš tų blokuotų, kur mum Makaulės užblokavę namus. Užblokavę Makaulės ir mes visi bijom blokus ant tų namų, juk namai čia yra visi užblokuoti, nes svarbiausia ir tai paaiškinta, bloko namas, už tai, kad mūsų Makaulės visų užblokuoti. Dar kartą paaiškink žmonėm, kad tu siūlai masiškai nemokėtų už nuomas? Tai aišku, už tai nereikia mokėti. Už elektrą? Už elektrą, kol dabar pakėlė. Turėtumėm kažką galvoti. Aš nesakau visai, kaip praeitį mokėjom, kažką tai sugalvoti tai reikia. Ir nespės sugalvoti, vis tiek viskas eis. Tiesiog griūtis eis, ar tu nori ar nenori, apšėtai. Kaip visi nori, man kažkaip tie mitingai, visas tas visiškai tiesiog man nereikia, jau matau to visko.
Ai, tai Nebereikia jau. Žiūrėjai tą mitingą šeštadieninį? Nu, žiūrėjau, bet man tenais labai daug, labai blogų tų energetika, ten kažkas tai man netitinka, aš jau nemėgstu, nei važiuoju jau, nei man rūpi. Man te šeimos, tie visi, man tikrai net žmonės kažkokie netie, labai kokie kitražopai ten visokie stovi. Bet prieš metusgi pati buvai Vingio parke, tai Nu, patenkinta. buvau, ėjau, viską dariau, bet dabar tai tą negalvojom iš širdies, bet paskiau, kai pamačiau tų žmonės, tos, kurie tenais įsižiūrėjau, tai viską tikrai matau, kad kažkas tai paklaida. Čia ne man. Nu, gryna paklaida kažkokia ten. O tada ėjau, aš ne už juos ėjau, aš už Lietuvą ėjau tada. O dabar matau gryna paklaida kažkokia tai ten. Busgi gavėnė, nepalauk, kaip vadinasi tuoj, kur nevalgyt reikės pagal Mėso. katalikus? Nu, ką nevalgyti. Taigi visą gruodį reikės tenai vien žolė maitintis, kaip pagal katalikus. Nu, niekas tavęs neklaus, kas norės, tai ir jas. Nu, prie ko čia žiūrės žolę jas, nu kam. Nu, taigi, sakai, va, su Dievu, taigi atseit Dievas liepia, va, prieš... Nu, iki čia kūčių. yra žemės įstatymai, vėlgi sakau, nuo romėnų laikų. Čia, kad bijot visą laiką. Ir yra visą laiką bijot. Visokie ir per bažnyčią eina bijot, visur bijot. O Dievas, tu labai bijotų mamą savo. Nu, Ja. sakyk man. Nu, ja. O jis dar labiau mus myli, negu mama. Nu, lyg tai jis dabar įsako, ką mums valgyt, ką nevalgyt. Mes patys tą viską prisigalvojome. Ir juk koks tavo organizmas, jeigu tu pirmos grupės kraujas tavo, nu nejaugi tu tą žolę ėsi. Nu pas tave jį tu esi medžiotojas. Nu, O trečia? Nu, o trečia grupė yra žemdirbys. Jisai grūdai, ten obuoliai, vaisiai, jam tiesiog jis ir gražią figūrą turi ir viskas, jam visko pakanka. Ten miltinių kažką valgo jisai, už tai kai jisai žemdirbys. Papa, o ketvirta tada? O ketvirta B grupė, tai yra kaip ir tokia menininko grupė. Jinai vėliausiai atėjo kažkaip tai ta grupė susimaišius su AB. O antra? O antra yra tų sekretorių, kaip kurie viską suvesti, tokia A grupė žvejai. Nu, jie daugiausiai jau kaip ir žvejai skaitosi, jie gali ir saločikas tik valgyti, ten visokius kapustėlius, pupelytės, ten tuda suda, žinai. O ką tau gali valgyti pirmos grupės, dabar o A grupė, tas visokia marmala, jis to istorėja, ta grupė nuo visko. Nu, aš pirmą kartą šitą žinias... Nu, ta jai ne tavo maistas, nu. Jisai storėja. Ir psichologiškai jam blogai, jis turi valgyti mėsą. Tegul vištieną, nu ir tą žuvį gali pavalgyti tą salotą prisikasti, nu kaip tos gorilos valgo mėsą, oi, bet tos šimpanzės mėsą ir dar žolę, harim, nu tai va. O tavo kokia grupė? Mano pirma grupė, Tai va, aš esu A grupė, O grupė pirmoji. Tai mane valstiečių. Ir man vis tiek reikia kitoks maistas. Aš vieną syk atsisėdau, žinok, ant tos Krišno tikybos. Aš tikybos ne, bet atsisėdau dėl maisto, kad nevalgyt gyvulelių, to mirusio maisto. Tų visų reblojančių, ropojančių. Žinok, pusę metų aš išbuvau, net bijojau surelį kokį ar kažką valgyti, nes apdruk ten kokį gyvulinės bus tos, žinai, žalė ten daromos. Nieko nevalgiau, žinok. Sukūdai kaip dviratis turbūt? Kai tik va tokia buvo. Taip, buvau kūda ir pradėjau tą hernę. Ir per pusę metų neturi žinau, ką valgyti, supranti. Eidavau čiburėkų su grybais pasijėmus, bulvių. O man netinka, man toj pūzai visur aš plečiuosi.
Bolebės su piure, nes pienuką galima pas Krišną, nes tai yra 7 mamytė, juk jie daug tų mamyčių turi. Ten, pavyzdžiui, bažnyčia mamytė, ten mergelė, ten žemė mamytė, karvė mamytė, nu tai va, pieną galima, žino, gerti. Nu ir aš tą viską, kas galima, valgiau, gėriau, išstorėjau, kai karvė 5 metų. Karova, tolika tak, ėjau karvė. Ir žinok, man taip suveržė sąnarius, kur sąnė atrodo virvės įveržto, supranti, prasidėjo kojų ten, va čia čiurnų. Aš einu, negaliu sulenkti kojų, tu įsivaizduoji? Va. Ir aš pasižiūrėjau, kad mane prasidėjo haliucinacijos man. Aš einu, gyvas žmogus, nemiegu, einu ir man prieš mane aš nukrentu. Nukrentu ir į mane žiūriu, va taip prieki. Kaip aš įsigandau, žinok, iškart mečiau tų, greit nubėgau į tada Juodkrantę, dabar Maxima jinai Juodkrantės parduotuvę, nusipirkau tų sparnelių, ten tuda, hrim, paėdžiau, iškart nuėmė man tos. Nebeliko nei haliucinacijų, nieko. Tai va, kaip yra, ne savo maistą ėsti. Įstorėjau. To negalima, nes visur gal mėse kur, gal kažkas tai, gal kažkokia vota. Ir vat, labai ilgai paskiau prieš ekstrasensus, aš taip staigiai numečiau, nes aš buvau, skaityk, 80 toks, va, tumbačkas maža, 85, 3 kilogramų. Nu, tu įsivaizduok, kaip įstorėt taip greitai. Bet kaip aš greit numečiau 50, o tą ekstrasensuose jau aš svėriau 50 kg. Ir natūraliai, nei badavai, nei nieko tiesiog? Ne, aš badavau aš. Vandenį gėriau tiesiog 3 litrus į dieną variau. Sucharikus tik valgiau. Tai kiek laiko? Nu, pradėjau badauti kažkur nuo birželio. Ir per 2 metus ir numečiau ir tapau 50 Na tai palauk, tai gaunasi, kad taip. Tai pas tave apsigyveno Krišna, vadinasi, ir tada Krišna išmėtė? Ne, Krišna, aš tos tikybos, aš tik valgyti tai įsirinkau, kad gyvuliukus ten visokius nevalgyčiau. Ateidavo pas mane žmonės tokios storos. Moteris sako, nevalgau aš gyvuliukus, aš taip myliu, tai valgau tą. Nu galvoju, iš save, žinai, žmonės stori. Bet kaip aš tada taip greit išstorėjau. Vis tiek pagal kraujo grupę reikia valgyti. Aišku, tą mėsą galim tik į savaitę sykį. Galima tenais, nors į savaitę 2 sykius. Nieks nesako, kad tu kiekvieną dieną. Bet tik baltieji kūneliai baisiai pradeda daugiau negu raudonieji. Vis tiek raudoną mėsą tai reikia. Na palauk, bet vis tiek gaila iš tikrųjų tų gyvuliukų. Žiauriai gaila, labai gaila. O pavyzdžiui, ten, kur mes būsime, kada čia griūtis bus, tai tenais iš kraujo, kažkaip tai iš visko bus, nori gyvulinę maistą valgysi viską. Ten pagal kažkokią tai elastytę tonom mėsos pridarys viskas. Netgi neskers, nieko nedarys gyvuliam. Ai, tai po printeriais ten tais... Kažkaip jo. Ir mėsą, ir vištieną, ir kalokutieną, ką tu nori, viską galėsi valgyti. Išprintins. Jo, kažkaip tai, bet nežudant, nieko. Iš kažkokios ląstelės pridarys tonom. Žinok, mėsos, visko. Tai tu čia matei pati ten... Vizijos aš mačiau, vizijas tokias aš mačiau miestus tos labai gražius, kad mes turime tose, bet jos kaip, jie tie kaip debesyse, dar tie debesėliai. Tai čia mes sulauksim ar nesulauksim šito dalyko? Aš tai žinau, kad labai greitai turiu sulaukti, aš tau aiškinau lietuvišką kalbą, nori dar rusiškai paaiškinsiu, kitokių kalbų aš nemoku. Aš tau pasakojau, kad aš mačiau 3 laivus, kad tie laivai labai dideli, su paukščių tais snapais, kad tenais mus pirmoji, nes mes labai esame murzinė, purvinė. Nu, drąsiai, nepasakoja šito, nu davai pasakyk. Pirmoji eilėj mus gydė.
gydys žarnynus, kraujagyslės, nes mes visi sukriošę seniai ten nueisime į tuos laivus, nususę visi, seniai, išbedanti, arba prikrauti visokių tų dirbtinų dantų. Viską mum ištrauks lauk. Visi dantis tie patys, kurie tikri mūsų turės, išaugins greitai, bet labai greitų būdų. Ne taip, kad kaip kūdikiam tenais išdyko vienas dantukas, kitas dantukas, ne. Mums labai greitai vėl, nes pas mus blombos buvo darytos, viskas, kad tik finansą daryti, viskas apnuodyta, kad nuo vienų dantų ant kitų kliūtų, kad rauti, kad vėl dėti, kad būtų darbo, suprantate, nuo senovinių laikų tai. Tai va, todėl, kokiais tu gimiais, kokie tavo tikrieji dantis, visi turės savo tikruosius, gražius, kaip Holivudo šypsenos. Tokiais dantimis mes ten ploni visi, niekas storulė jau nebeišeis iš tų laivų, kad nebus jokių gydymų, nes mes visi būsim jauni. Tai gerai, čia pirmam laive, o paskui? Čia taigi daug ir tų šviesolių, ar tų yra, aš tik du mes šviesolių. Ne, aš kalbu, tai bus sakai, 3 laivai, tai vat pirmą mum ten tvarkys žarnyną ir dantis, o paskui? Vieniem žarnyną, kitiem kraujagyslę, ką žinau, kiekvienas laivas kažką galbūt darys, juk mes esame labai murzini. Vieniem yra pilni žarnynai visokios, mes gėdam visokį šūdą čia. Aš tai nemurzinas, aš net nesiprausiu, nes aš labai švarus. Bet vidus tam mes apie švarą nekalbame išorę, mes kalbame, mes murzini viduj. Aš apie tai kalbu. Kad visiems valys vidų, žarnynus, kad atjaunėtų žmonės, jauni pabūtų. Jeigu tu labai švarus, tai ko tai pasenai su ta žila barzda. Aš sau gražus labai. Bet turėsi 34 metų būti gražus vyras jaunas. Tai tipo, aš tau negražus noriu pasakyti. Jau augęs ir aš augusi, man 75, mesgi turim 34 būti metų. Melasis mano, nuo tu girdi, apie ką aš kalbu, jei pradėjom. Aš tą mačiau. Aš nieko neįsigalvoju, aš taip mačiau. Kad mes visi iš žemės šios esame, visi užkrėsti murziai iš vidaus. Kam akis žlybės vos įspitrina, turės vėl sutvarkyti regėjimus, kas ten šaudo ausyse vos girdi, turės, aš apie tai kalbu. O kodėl 3, ką aš žinau, kai eisim, pamatysim, kodėl tie laivai 3. Aš vizijas tik tokias mačiau ir į miestą. Miestai nuostabiausio grožio yra. Namai visų yra bokštai tokie, tik aišku be kryžių, be visokių tų su bokštais, arba smailesni tie bokštai, arba bukesni, bet su bokštais, tokie gražus ir visur gėlės, grožiai. Taip, kad suprantu, kad visa ten tik vasara. Visą laiką. Kad vien rožės, grožiai, tos gėlės, visokiausios. Taip, bet čia šitą matavime, šitoj žemėje, ar jau vis tiek kelsimės? Ne, kita žemė, ten per šviesą einame, per šviesą eisim ir ten šioj žemėj griūtis, aš aiškinu, tai čia liks tie murziai, o mes jau eisim ten kitur. Griūtis takas praeis, o gal mūsų neims su tavim, gal mes čia liksime, tu ką, toks šventas jau savęs skaitai, mes abu eisi. O gal mūsų įspirs, sakys, o jūs tą pridarė, ko, nesakys, nepraleis per šviesą, sakyt, aišku, niekas nesakys, vieni praeis. O tokie ego, kas turi, ta baisiausia toj žemėje, kas turi ego. Tie nepraeis, ego, žinai ego. O tie niekas nei biški, nei gramo jiems nėra, jie nepraeis. Pas mane tai labai didelis ego, bet sakė, man nepraleis. Ir nepraeisi. Bet sakė, praleis. Ką tu nepanašu man, kad tu praeisi ten per tą šviesą, nesvarbu, matysim. Susitiksim, gal čia mūdu abudu ir galvosim, ką suėsti, nes neėsti nieko nebus. Tai irgi neblogiausias. Kasim, ką nors abu ir ėsim kažkokias šaknis. Tai mes kiečiausi būsim iš tų murzių, vis tiek.
Aš tik žinau, kad aš paskiau po tų griūčių matau, kas liko toj žemėj. Visi, kas nepraėjo. Aš tik matau, kad visi praėję karus, siaubus, kataklizmus, viską, per kas liko. Nu, daug kas, aišku, nepraeis, miržus, taip, tas lygos. Bet kas lieka, ta saujelė, tai va taip vienas kitas sutiks apsikabinę, gražų, šilti visi. Išvalys ir įsivalo, tada išsivalys žemė ta visa mūsų tokia užkrėsta, čia žemė bloga yra baisiai. Ir tada viskas įsivalys ir tie žmonės, kurie liks. Kaip jie vienas kitą mylės. Va, tai iki to ir daita, kad nuo vandenio ateina era nauja. Ateina vėl ant 1000 metų nauja visa era. Kodėl dabar globolistai žiūri, kad jiem neišeina nei tos skaitmeninės, jie dar nori, dar visokiais būdais. Bet žmonės nedurni, jie jau pradeda visi atsibūsti, jiem neišeina. Kad žmogus turi grynus pinigus laikyti, jie negali su ta kortelė padaryti, nes ta kortelė, kol yra bankai, jų neliks ir viskas tai korteliai. Šakės, ką eisim tada, sakyk tu man, kai kortelės neliks. Nei tu nieko negausi, o tu grinus turėsi. Grinas vis tiek pinigas yra pinigas. Ai, aš kaime kiaušiniai kokie vištas įsikeisiu, dar ką nors, žinai, ten. Tu irgi vištas, o kaip vištos deda tavo? Nu, gerai, vištos kaip vištos, kaip. Gerai deda? Ne, dabar nusišėrė, labai biški deda, nedaug. Nupliko? Tai gal pas... Ne, šerėsi, kada šerėsi, tai ką vištas augini, nežinai, kada šerėsi, vištos jau mažiau deda. Nu, mano vištos vienokios pas tave kitokios. Tu matai, tas vištas sėdi, lakstai kažkur, tai nei nu, labas, taigi aš prižiūriu visą laiką. Grįžtu pirmų reikalų pas vištas ir lekiu. Bet nematai tų kiaušinių, ten mergos susiema arba vaida nešiojasi, tas kiaušinius neša. O tu, kai mėsos atipa nevalgas mėsas, tai tu ir višta to kiaušinius, tai mėsa yra, ką tu valgai kiaušinius. Ne, nevalgau. Nu, tai ir tu nežinai. Tu manegi žemdirbį išvadinai, man tik grūdeliai, tik žolytės, matai. Ar tu trečią grūdę? Taip, nu tai va, matai. Nieko, už tai toksai, kaip toksai nastirnas, esi vadovauti viską papolačkam. Taip, trečia grupė yra tokie žmonės, viskas pas juos, pagal laiką visur. Šaunuoliai ir jie daugiausiai vadovai yra. O sekretoriai tai tie A grupė. Jie suvesti viską, taip, žinai, tokia gerai, daug kalbantis. O mes tai pramuštgalviai esame pirma grupė. Visą laiką bėda prapalųjų. Pramuštgalviai skaitomės. Nu gerai, tai va, kol kitą kartą plauk iki naujų metų susitiksi mane dar? Nu, aš čia atvažiuosiu, jau būtinai man reikia. Dėl brolio čia Eišiškis gyvena, tai jis čia reikalą turiu, tai atvažiuosiu. Nes man įdomu, jeigu pasodins, tai į kalėjimą atvarysi, tada paburt kažką tai aplankyti tavo. Tave su plyta neužmušė, suspėsit, čia visai kitaip eis. Gali dabar tave sodinti, kiek nori, o neišeina. Likimas yra likimas, galim liežuviai, lojimai nieko nereiškia. Čia tu prisilosi, kad pats gali, velniai žino, atsisėsti kitą besodindamas. Čia dabar yra visai kitas dalykas eina. Ir niekada negalima niekam kalėjimo. Kalbėti apie kalėjimus kitam žmogui. Nes tuoj pat nešviesa labai jau iš karto. Kaip, ką tu sakysi, tai iš karto tau pačiam žiūrėk po kokius mėnesio ar 2 tau viskas eis, arba tavo vaikam. Blogio neturim, nieko negalim sakyti, tik gėrį linkėti. Prokuroram gėrį, jie tau šūdą malą, o tu gėrį linkėk. Seimui gėrį, tavo kaimynui savo gėrį, Landsbergiui linkėk, visiems linkėk gėrį. Tai ką ramybė, meilė, va, 3 žodžiai, patys geriausiai.
Ir tas iš juodų minčių sprūk, nes tu turi vaikus, o viskas yra į vaikus dar dedama. Tos mintis, kokias tu dabar paleidi. Tai kad O jie vis tiek turės atsakyti. Visi mes atsakysim už savo ir gėrį, ir blogį. Tik ateina savo laikas jau. Sakau, ateina, reikės priduoti pamokas, ką mes čia mokėmės. Ir vėl mokykla. Priduoti, tai visada čia buvo mokykla, o kada čia nebuvo mokykla. Roja, kitur yra pastatyti, o čia mes tik mokomės. Nu, nesvarbu ne teoriškai, mes mokomės ir taip iki pat grabo lentos. Nuo vaikystės bėgdavau iš pamokų, dabar tu mane čia taip jau dabar presini, nei pabėgsi visą gyvenimą ir niekaip neišeina. Buvau vigvamą net mokykloje pasistatęs. Čia teoriniam tu bėgai iš pamokų, teoriškai, aš aiškinu, faktiškai, žemiškai. Bet yra dar dvasinis mokslas. Tu dar vieną kūną turi, tu turi dar kūną sielą. Pirmą kūną, o šitas faktiškas antras kūnas, kuriam tik pinigai, viską reikia ir viską maža. Tai yra čia antras kūnas, faktininkas, supranti? Pirmas kūnas, jam kobolį suėdė, pardrybo, kur išsimiegojo, bylė būtų visą jaunystę, bylė būtų sveikata. Bylė būtų taip viskas, sveikata, į sveikatą remiasi ir į stiprybę. Tai yra pirmas kūnas, jam bet ką, jam tų tavo visokių tų pinigų, ten visokių tų biznių, ten visokių 5 namų, ten kažkokių gamyklų, ten 8 turėt. To nieko nereikia, čia viską reikia kūnui tik, antrajam. Tai gal pas mane nėra to antro kūno iš vis? Pirma, tai va, šitas antras, o tu apie sielą mes kalbam, va, o kas čia ne kūnas tavo? O kas čia toks stovi prieš mane? Tai čia ir yra antras, žemiškas kūnas, kur tau į žemių, kada tu ėjai į makštį, tau darė žemės kūną šitą. Antra. Neėjau aš į jokią makštį, nu ką tu čia? Neėjom, o kaip tu čia dabar sėdi prieš mane, jeigu tu neturi kūno. Kas neturi kūno, aš jau čia net nėra, jis kažkur kitur yra. O tu turi ir kūną, ir pirmą kūną, du kūnų. Tik pirmo galbūt tu nelabai jauti. Tu faktą matau, tik jų nematau, netikiu, tu gyveni faktiškai. Supranti, kam esmė. O yra dvasiškas dar kūnas, kuris duoda išmintį. Kada išmintį žmogus suranda, jis čia turi ramybę. O didesnės laimės už ramybę čia nėra. Čia yra pati didžioji laimė, kada yra ramybė. Vat šitoj vietoj tu ramuoji, kuri, sieki, nieko nebijai, nes tu nesi paklaidintas, eini pagal pirmą kūną. Iš paklaidos pagal pirmą kūną, nes pirmas kūnas mielasis ir 100 kartų, 100 tokių kūnų gauna. O vienas tik tais pirmas kūnas yra siela. O užsigimsta net 100, o gal ir 1000 kartų, nes ir žuvim, ir visko mes turim praeiti, užsigimti. O taip, ten ir kūnai. Kodėl sakom, aišku, gaila žvėrelių, viską, visų raudonas kraujas, visi mes čia susiję tiesiog su gamta esam. Aš jau čia pasakau, kad čia 100 kartą per tą patį kartu, kad 2 kart 2, 4. Tai va, kaip aš neturiu kūną, kaip Vaida neturi, kaip tu neturi kūną. Tai mesgi turime visi tą antrąjį kūną ir jo labiau tikim negu pirmų. Pirmas kitąsyk mums tik skauda kūnas. Maudžiamės, netą darom, gal taip. Tai supratai, kas yra kūnas savo. Stengsiuosi mokintis ir suprasti. Ir va, kada išgirsi pirmą kūną, tai tikrai labai lengvai pereisi per šviesą. Tada labai lengvai pereisi per šviesą jau.
Bet dabar tau faktininkas antras kūnas tave vis tiek klaidina daug kur, nes tu vis tiek kaip mažas vaikas nematai duobės, pisti ribai. Už tai, kad tu jos nematei, tu nesimokai, tau tik 3 metai. Tu nematai, tik viskas įdomu, kas nesimoko. O kas pradeda dvasiškai mokytis, tie jau jie vis tiek bijo tos paklaidos, jie turi būtinai Jėzų Kristų, nes be jo tu iš paklaidos niekada neišeisi, visada eisi tik su Jėzum, išeisi iš tų paklaidų, iš šviesą. Ar nėra žinių apie Jėzų Kristų iš Palangos, tas, kur buvo, sakei, kad yra? Užgimęs Jėzus Kristus. Jisai ne Palangoj užgimęs buvo Jėzus Kristus. Gal buvo. Ne, jisai prie vandens yra kažkokio tai. Aš manau, kad gal Klaipėda daugiau, gal Liepaja, gal kokia, daugiau prie vandens kažkur tai jisai. Tik aš žinau, kad jisai 86 gimimo yra. Pas jį yra, todėl šitas tigro metai kažką turi lemti dar, labai turi lemti prieš atiduodant katinui vandeniui į tą naują, jau per tą visą tokį eisimą mes. Tai jeigu išgirsi, ką pasakyk, būk draugė, aš interviu paimsiu iš jogi. Iš ko? Iš Jėzaus Kristaus, iš ko? Ką? Iš kur aš jį gausiu, tą Jėzų Kristų? Tik vizijas mačiau. Tai jeigu apsireikš, sakau, užimjom. Jau man tokia jisai apsireikš. Kas aš, šventa mergelė čia didžioji, kad jisai man eis ir apsireikš. O ko jau čia prasta ta mergelė, aišku? Aš nesu tokia jau čia šventoji, kad jisai, Jėzus Kristus, tiesiog man apsireikštų, to nebus. Kadangi aš tik tai stengiuosi išeiti iš paklaidų. O nesu, o pati vis tiek dažnai ir klystu, tai susinervuoju, tai kažkokios blogas mintis paleidžiu. Vis tiek čia yra. Bendrai gal tu teisi, gal tu per šventa, nes pas nupuolusius jis eina. Žiūrėk, į Žydiją ėjo, kaip baisiausiai ten valstybė. Čia yra vėjai, pasakau tavo atvirai, nei tu matei, nei tu gimei, nei tada ėjai su tai žydais kartu. Čia kiek ta istorija yra, kad tu žinotum perrašytą toj žemėj. Ir visokiai vėjai nuo Romeo, nuo laikų visą laiką. Viskas yra apgaulė, baimė, visur bažnyčiose įstatymai visokie, tik bijok. Aš vėlgi mes grįžtam prie tos pačios temos. O Dievas už mamą yra dar brangesnis mūsų, už motiną, kur mes turime, jinai ir taip mus ten liu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 . O jisai dar brangiau mus myli. Taip, kad čia viskas yra paklaida, baimė, kad mes, kada viskas išaiškės, kaip žmonės susinervuos, kad visą gyvenimą tokie vergai buvo pagal žmogų. Žmogus viską prigalvojo, tą vergyją tokia padaręs baisę. O tada ir matysim, kaip žmogus žiūrės į tą visą elitizmą, dabar žmogus žiūri, oi, kaip jam gyventi sekasi, oi, koks jisai žiūrėk, viršininku tapo, žiūrėk, direktorium, žiūrėk, va, kaip, oi, aš melsiuos, o paskiau viskas persivers, matysis viskas visai kitom akim ir kitom lūpom tu viską matysis, skausmas tiesiog bus didelis, kad tu šitiek išvargai, ar tu mokytojum buvai, ar tu kažkokiu gydytoju, bet tu vis tiek vergai, tu visą laiką mokėjai, visą laiką nuo senovinių tas duoklės, Saranas kažkur mokėjo, kad kažkas tai labai gerai gyventų, kad viską, o tu tik tai nugarą lenki ir įsakymus, įsakyta daryk, nebūn lauk. Grinai vergai, juk vergavom visą. Vergai, ar tu žurnalistas buvai, ar tu kom, bet tu visada vis tiek kažkam tai visą laiką kaip vergas esi. A tu nepastebėjai, tu žurnalistas mielas, tokių dalykų. Aš tai ne.
Nu, tų ne, o gal ir ne, bet visi vergaujam. Visi. Mokesčiai visada, šviesos didžiausios, o kaip Trumpas pasakė, sako, mums jau laikas būtai už dyką. Jau atėjo laikas namai už dyką gyventi. Taip sakė Trumpas. Tu, aišku, negirdėjai, žinau, tau dzin, bet tai buvo, aš viską žinau ir viską girdėjau. Vot. O mes visą laiką nieko neturim, sėdim ir vis mokam. Jeigu stipriau kažką turim, tą kapekėlę drebam tam namelį kur nors. Bet žiūrim, ateina nesugyvenimas, kažkas darosi mūsų šeimose, kažkokie dalykai, vienas pist kitam iššikna ir skrendam iš to namelio. Kažkas lieka ten, nesusimoka mokesčių jau, bėga į kokį butelį, a ne taip yra. Tai ar čia ne vergyja, dabar pasakyk. Baudžiava. Tai va, kam esmė, mielasis, tu mano Jūraitė. Naujieji lažai. Lažas. Nu, ir turim mes vis tiek iš tų grandinių jau išeiti, tie tigro metai lems, jie dar lems, jie liko dar tiek laiko, nes kiekvieną dieną gali kažkas ištikti. Va, turim įsiplėšyti. Aišku, mums tokiai mažytai žemelė yra sunku, bet visas pasaulis stoja, ką tu nematai, kai pasaulis stoja. Kokie eina Ukrainoje pinigai, ar žmogus kenčia, jis žūva, jis viską, o kaip tenais eina didžiausia pinigai. O žmogus ten, kažkai ar duonoj, kai kada gal ir duonoj neturi, ten gyvendamas. Nu, tai vokame esmė, ar tai nevergyja. Ar tai nevergyja, kažkokie oligarkai gali tau nustatyti, nėti tėvai pasiūs dabar bombas, plecha laibas sprogsta. Tenais vatais tokie pinigai, davai tas. Nu čia akivaizdu, čia tokia gudrybė, čia tokie dalykai dabar darosi baisus. Ir žurnalistai, aš nesuprantu, tokie yra parsidavę, juk jie galėtų jau batus persiauti. Nu kiek galima su tais kaliošais, tais apgaulingais, paklaidintais vaikščioti. Juk už viską reikės tai atsakyti, kokios ašaros bėrės. Nu ir jau laikas pamilti mum vienas kitą. Mes maža šalelė tokia. Nu apsikabinkim visi, pamilkime. Nu padarykim dabar tą šalelę. Ką mums reikia tų visokių globalistų, švabų, ten ar ten kokių tai Sorošų, ar ten dar ko. Jau mes išgražintumėm dar savo lietuvėlę. Kokie žmonės pas mus praktiški, kokie darbštus taptų. Dabar visiems nukrito rankos, visi papjovė tos karvės, gyvulius. Pažiūrėk, anksčiau važiuodavome, pilni laukai karvių visko būdavo. O Lietuva yra gyvulinkystė nuo senovinių laikų, tokia šalis. Viskas, kaip mes toliau stovim ir laukiam, kol kotletas mum iš kosmoso į snukius įkris. A ne taip yra įsižioja, kad mum kažkas įkristų į mordą. Nu, juk mes viską galim. Kodėl Seimas negali mums kažkaip tai pradėti mus mylėti, žmogų mylėti? Nu, tu pasakysi stebuklą. Bet kodėl nebijo, juk jaučia, kad jau kracha. Sakyčiau, anksčiau ladna, ir pinigai vaikam, tada reikia, bet dabar tai nejaugi nejaučia krachą jau. Jaučia. Nes ir globalistai jaučia. Tik tais su draugystė, meilė, o ne su šlykščiais komentarais, kur mes mėgstame pavaidinti labai didvyriais, kad parašėm ten kažkokią pošlastį, šlykštumą ir nuo to džiaugiamės. Ne. Dabar reikia jau laikas visiems. Visi nieko nebemokėsim. Aš tą gerai žinau, nes griūtis ateina. Nu, kaip tu nesupranti, kad ateina griūtis? Pasaulinės griūtis. Nepraeis ir pro Lietuvą jos, tos griūtis. Visur kažkas tai bus. Nu gerai. Tai ačiū tau, kad papasakojai. Nu ką, tvirtybės, kantrybės.
mano brangus tautiečiai, myliu jūs, gaila labai, kad mes tokie su tais komentarais, geriau eitumėm kažką atliktumėm gero kiekviens kitam, tai Lietuvai, savo šaliai. Kokie mes esam tokie, bet tokie, kad vienas kitą taip šlykščiai teistumėm per komentarus, labai man tas labai skaudu ir nepatinka, kadangi greit pamatysim, vis tiek norėtųsi per tą šviesą, kad visi praeitumėme mes apsikabinę. Ar mes čia blogiečiai, ar geriečiai, bet dar suspėtumėm, nes dar biški šiek tiek liko laiko. Kad baigtumėm jau tas blogus komentarus keikti vienas kitą, tai yra labai blogai, patys ir liksim tamsoj. O tai nenorėtųsi. Norėtųsi, kad mes visi būtumėm lietuviai, tokie tvirti, kokie buvom labai senais laikais, labai dainos geros, ant kalno mūrai joja lietuviai, tokie vyriškos, tokios, ir būkime mes irgi visą laiką stiprus ir neišdavikai, neišdavinėkim vieni kitus. Visų raudonas kraujas, visi mes esame broliai sesės. Mėlieji mano, tai va. Tai taikos, ramybės, meilės visiems mėlieji tautiečiai, ir tau, Vaidutė, ir tau, mano draugas mielasis Kazimierai Juraitį, to pačio linkime. Ir aišku, užsiiminėkime visi savo reikalais, užsiiminėkim, dar labai gera ta mūsų Lietuva, mūsų Dievas tikrai labai myli, nei mes kataklizmų turim, nei mes jų turėsime, mes būsim apsaugoti, bet ir apsaugokime vienas kitą pagaliau.